kodėl kartojasi situacijos su darbais, su partneriais, su santykiais įvairiais, dėl to, kad mes patikim kažkuo, mes bijom kažko, tai, ką patyrę esame patys, galbūt daugiau čia apie fizinį planą, apie šitą realybę, kurioje lengviausia gal save suvokti, pajausti, būti joje, matyti. Tai ir tos visos situacijos, tos patirtys ir baimės, tai yra taip iš mūsų patirčių arba iš to, ką matėm, tai kas yra mūsų informaciniam lauke, ką mes galime apčiuopti arba ne visada. Ir kaip ir pavyzdys iš klientės istorijos yra, kad vis kaip ateina į naują darbą, jinai realiai labai labai greitai būna atleidžiama. Tai priežastys būna įvairiausios, tai nėra gal taip svarbu, bet praktiškai kiekvienas atėjimas jai baigėsi labai labai greitu atleidimu iš darbo. Ir jau jinai realiai eidama į kitą darbą, jinai jau to tikisi, ne? Nes jau jinai turi tiek patirčių ir jinai eina į kitą darbą, jau tikėdamasi, kad ją atleis, kad jos nepriims, kad jos gal nepastebės, kad jos nematys. Ir jinai turi rezultatus tokius, kokių jinai tikisi. Ir viskas glūdi joje, tikrai ne darbuose bloguose, ar darbdaviuose, ar dar kažkur kitur. Tai ką, aišku, tokiu atveju daryti, ne? Tai pradėti mokintis išsinulinti, patapti niekuo. Be savo istorijos, be patirčių, be baimių. Ir tiesiog, jeigu imant šitą pavyzdį, tai tarkim, einant į naują darbą, tiesiog pamatyti save, kaip tarsi aš apskritai pirmą kartą gyvenime einu į darbą. Pradžiai gal atrodo ir neįmanoma, bet tiesiog neturėti lūkesčių, neturėti baimių ir po truputį tai praktikuoti, treniruoti, nes kaip išsitreniruojam tas baimės visas ir pripratimus, tai po truputį pasakyti savo, kad aš atsisakau šitų patirčių, atsisakau šitų baimių, einu patirti save naujai, ne? Ir pamatyti save iš to nulinio taško, o gal mane priima visai kitaip, negu aš įsivaizduoju ir matau ir kokiose paskui vibracijose būnu. Tai tiesiog viskas mūsų pačių rankose.